Tai pradėkime galbūt nuo Arūno, nes Arūnas kaip ir dar pranešimo neskaitė, tai turbūt labai daug ką turi pasisakyti. Tai pirmas klausimas būtų, Arūnai, kokios svarbiausios Core Web Vital metrikos kiekvienas verslas turėtų sekti ir kaip jas optimizuoti? Tos trys metrikos yra trys, iš tikrųjų, ir visos jos yra svarbios. Aš tikrai negalėčiau pasakyti, kad viena yra mažiau svarbi negu kita, nes jos visos veikia kaip signalai Google paieškai ir rankingam ir taip toliau. Jos matuoja skirtingus dalykus. Ir jeigu jūs dabar tikitės, kad aš pavadinimus tiksliai atsiminsiu jų visų, tai ne. Bet pirmoji iš metrikų yra Largest Contentful Paint berods, kuri matuoja, kaip greitai užsikrauna didžiausias objektas jūsų svetainėje. Tai jinai iš esmės matuoja, kaip greitai jūsų svetainė užsikrauna. Ta prasme, yra kaip išvestinė metrika šito dalyko. Antra metrika yra, keitėsi pavadinimas neseniai, Interaction to First Paint, to Next Paint, berods vadinasi, bet mintis yra tokia, kad jinai matuoja, kaip greitai jūsų svetainė sureaguoja į vartotojo veiksmą. Tarkim, paspaudėm ant kažkokio akordeono ir kaip greitai jis išsiskleidė. Arba paspaudėm ant mygtuko, kuris turi iššokti modalas, kaip greitai tas modalas atsidarė, kad nebūtų kažkokio lago po to, nes kartais, kai prirašom daug JavaScripto ant mygtuko paspaudimo, tai užtrunka kelias sekundės, kol jis viską suskaičiuoja. Tai kuo mažesnis šitas skaičius yra, tuo yra geriau. Ir trečioji metrika yra Cumulative Layout Shift, kuri matuoja, kaip smarkiai keičiasi jūsų svetainės layoutas, jai besilaudinant. Tai iš esmės, kaip aš sakau, tai matuoja, kaip smarkiai jūsų svetainė bando sukelti traukulius lankytojams. Bet iš esmės, jeigu taip rimtai kalbant, tai jinai rodo, kad jūsų svetainės tiesiog nešokinėja ir nesukelia vizualinio kažkokio tai susimaišymo ir confuso vartotojams. Ir jos visos trys yra svarbios, visi trys tie dalykai yra svarbus ir tikslas yra turėti visur kuo mažesnį rezultatą iš esmės, kuo greičiau turi užsikrauti, kuo trumpiau laukti iki sekančio kažkokios tai reakcijos ir kuo mažiau turi keistis jūsų layoutas besilaudinant svetainį. Jas reikia visas sekti, visose tikslas būti yra 75 percentilėje, tai yra tarp 25% geriausių svetainių, tada turėsit geriausią šansą būti aukštai Google reitinguose iš šitos techninės pusės. Ačiū, Arūnai. Tai sekantis klausimas turbūt norėčiau Ramūnui užduoti, kadangi mes panašius džempus... Dėkui tau, ačiū, kad nereikėjo patikrinti mano žinias, nes jeigu klausim, kurios metrikos yra geriausios, pasakyčiau, svetainės greitis, ne kaip iš tikrųjų įsikrauna. Tu labai pataikai, nes kaip tik sekantis klausimas tau ir būtų, kaip svetainės greitis įtakoja techninį SEO ir jos indeksavimą Google paieškoje. Nors čia yra SEO konferencija, man patinka internetu parduoti. Ir kada mes kalbame apie greitį, tai yra keli dalykai. Kiek mes turime kantrybės laukti. Man labai patiko Simono Rudamino šiandieną tema, kad iš pradžių mes neturėjom kantrybę. Aš tenais laikais, jeigu galima taip iškilgiau, su internetu susidraugavau tada, kada buvo modemai tokie paprasti dėl apiniai. Kada tėvams prikapsėjo 500 litų sąskaitos, o čia yra atlyginimas už mano prisijungimą prie interneto. Tais laikais internetas buvo 56 kilobaitai per sekundę. 6 kilobaitai. Tai kaip aš paleisdavau svetainę, pavyzdžiui, Google atsidaryti, aš nueidavau į apačią iš antro aukšto, pasidarydavau arbatos, grįždavau atgal, aš tiek turėdavau kantrybės. Jeigu jūs tikitės, kad jūs dabar turite kantrybės, tai tada svetainės greitis yra nesvarbus. Pasižiūrėjus, kaip mes vartojamės ir kaip mes pripratę naudotis aplikacijom, mums ypatingai svarbu, kad kuo greičiau užsikrautų. Yra daug tyrimų, ten Amazono tyrimas, jeigu ten pas juos pagreitėja, ten 10 sekundės, ten pardavimai pas juos kyla. Tai kada mes kalbam apie tos visokius būdus, kaip Google'as matuoja, tai yra checkmarkai, kai čia mes tiesiog užsidam checkmarką, oi, Google'as mus mylės, jeigu padarysime šitą, bet iš tikrųjų taip nėra.
Tas nuo to, kad Google'as mūsų mylės, mes neturėsim daugiau pardavimų, bet jeigu mūsų svetainė greitai užsikrauna, ne, tas fontas arba šriftas nešokinėja, nemirks ir mes galime iš karto spausti mygtuką, dėti krepšelį, tai bus žymiai geriau negu turėti 100 balų tai vietą. Tai aš labiau už tai, kad mes turime suprasti, kas stabdo mūsų svetainę. Dažniausiai būna nuotraukos, man atrodo, Justina gerai minėjo, kad nuotraukų dydžiai, kiti dalykai ir Simonas šiek tiek naudžiai susiminė apie tuos elementus, tai kad mes turime orientuotis į tai iš tikrųjų, kas stabdo, ne, serveris galbūt, dar kitos technologijos ir tada bandyti, nes dabartinės technologijos, nežinau kiek čia jūs tas mes, tai įsigilinę yra toks vadinasi HTTP 2. Tai reiškia, dabar netgi trečia versija bus, kad anksčiau failai kraudavosi vieną po kito, tai reiškia, vieną failą gauni, kitą failą gauni, trečią failą gauni ir ta technologija pasikeitė, kad mes iš karto gaunam viską vienu metu. Tai reiškia, tas greitis ir kiti dalykai iš tikrųjų yra žymiai paprasčiau dabar vartojama ar naudojama. Bet mūsų klaidos, ne, kad pavyzdžiui, kiek aš matau elektroninių parduotuvių arba svetainių, nuotrauka 3 MB ir tų nuotraukų 10. Šiaip aš kartais išvažiuoju į sodybą ir aš tikrai neturiu kantrybės, po pikselį žiūrėti, kaip kraunasi. Mes esam mieste, Kaune, Vilniuje ir kitose, mes turime labai gerą internetą, bet mes ne visada būnom tenai. Ir kada mes norim naudotis internetu, juo iš tikrųjų naudotis, ne tai, kad bėgti nuo aplinkos, tas greitis jis yra labai svarbus ir ypatingai svarbus tais tokiais kritiniais atvejais. Nežinau, ar atsakiau tavo klausimą. Vis tiek, aš eiminau tikslaus skaičiaus, bet tu jo neatsakėjai, aš Tai sekundė. Aš tai paimsiu rudaminu, ne, tenai pranešimas, kad mūsų dabar ten tas attention rate'as yra sekundė, jeigu per sekundę neatsidaro, tai yra kažkaip problema, nes iš tikrųjų Arūnas labai gerą dalyką pasakė, ne, first painful, ne, kaip greitai mes pamatome, ne tik, kad toliau sukuria, o mes, svetainė veikia, tai yra tas produktas, tas atsakymas, kur aš ieškojau, tai sekundė. Manai, tai realu mobiliai versijai svetainės? Tai nekešam ten šūdą ir viskas. Labai paprastai. Tai mums tik reikia vieną tą ekraniuką greitai užklaukti. Tai yra lazy loadingas, kitos galimybės, kur mes galime tą turinį, video ir kitus dalykus pateikti vartotojui vėliau. Bet tai, kad tiesiog atsidaro, tas ekraniukas, ten paveikslėlis mažiukas ir tekstas mažas, nededam JavaScriptų, kad ten arkadionai varytų, dar kiti dalykai. Aišku, jeigu yra šokių svetainė, ne, kur ten iš karto žmogui reikia šokti, tai sorry, tenai galima ir daugiau palaukti. Bandom sekundę, ne? Supratau. Ačiū, Ramūnai. Tai aš manau, kad Justina turėjo, ne? Taip, sekantis klausimas tuomet būtų Justinai. Tai Justina, prašau, atsakyk, kaip patikrinti, ar svetainėje nėra sugedusių vidinių nuorodų ir jas ištaisyti. Gerai, toliau mane egzaminuoja. Tai man atrodo, šiandien buvo minėtas tas įrankis, Screaming Frogas, ar ne? Tai vienas turbūt iš visiems žinomų, tai tikrai galima labai greitai pasižiūrėti, ar nėra tų sulūžusių vadinamų nuorodų. Ir jeigu jau randam, tai tiesiog ištaisyti, ar pačioj nuorodo yra klaida, ar puslapį yra klaida, ar reikia įdėti redirectą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ką aš minėjau savo pranešime, daryti tai periodiškai. Nepasitikėti savim, pilnai nepasitikėti įvairiais ten įskiepiais platformos savo naudojamos ir tiesiog turėti tokį periodinį darbą, kas kažkiek laiko pasileisti tą patį Screaming Frogą ir pasižiūrėti ir viskas. Čia 5 minutės ir esi ramus. Trumpai ir aiškiai, ačiū, Justina. Sekantis klausimas galbūt būtų šiek tiek labiau iš tos techninės pusės, tai Arūnui pakankinsim šitoje vietoje. Tai Arūnai, prašau atsakyk, kaip sėkmingai migruoti svetainės SEO į naują domeną. Tai nuo ko pradėtum turbūt ir tą galbūt procesą galėtum šiek tiek prabėgti. Tai iš esmės iš SEO pusės kalbant, pagrindinis dalykas yra perkelti vadinamą domain authority. Tai reiškia, esminis dalykas yra teisingai susidėlioti redirectus iš seno domeno į naują. Nes jeigu seną domeną išjungiam, ir tiesiog tas lankytojas Google'as atvedė į senam domenę nieko nebėra, Google'as tą išmeta iš rezultatų, nes jau gavo 404 ir viskas baigėsi. Ne? O ten kiek buvo sukaupta nuorodų, backlinkų, kiek Google'o suvokimo apie tai, kiek ta svetainė svarbi, viskas tiesiog išeina į orą, į eterį. Tam mes turim labai paprastą įrankį, tai vadinasi 301 redirectas, moved permanently, kuris literaliai sako Google'ui, bet kuriam robotui, naršykliai, visam kam, kad šitas puslapis persikrausti į kitą vietą
ir tą padarė su visam. Yra dar 302 redirektai, kurie yra skirti tada, jeigu kažkur tai trumpam dingo puslapis į šoną, bet jeigu mes migruojam iš vienos vietos į kitą, tai čia yra tas esminis įrankis, kurį turi būtinai susidėlioti, kad visi reikšminiai puslapiai, idealiu atveju ir nereikšminiai puslapiai, viskas nueitų į naują vietą ir atėjęs tiek lankytojas per tas senas nuorodas visą laiką patektų, tiek ir Google'as, jeigu jisai vėl rekrolina, eina per naują, jisai gauna signalą, kad čia viskas persikelia ir jisai tada didžiąją dalimi, ne 100%, bet didžiąją dalimi tą authority perkelia į tą naują vietą, kur mes jau pasakėm, kad mes persikeliam į tą vietą. Žinau, gal kolegos papildyti nori. Ar turit kažkas papildyti? Aš papildysiu trumpai, kad pirmiausia, domeno paties keitimas, tai apskritai turėtų būti siekiama kuo labiau išvengti tokio proceso ir čia turbūt pats paskutinis žingsnis, kurį reiktų atlikti, aš nesugalvoju, gal nebent teisiniai kažkokie problemos kažkokios ir jūsų dabartinis domenas tiesiog negali būti toksai ir negali jums priklausyti. Jo, iš verslo pusės, nes Arba nupirkimas verslo turbūt irgi galėtų būti. Tai gerai nusipirkai su visų domenu ir palikai, koks yra. Ta prasme, reiktų stengtis šito kiek įmanoma bandyti išvengti, nes tai nėra, taip skamba gal paprastai, bet tai yra sudėtingas procesas ir beveik neįmanoma tai padaryti taip, kad trumpam laikotarpį neprarastum kažkiek jau įdėto darbo. Jeigu padarysim viską tvarkingai, kaip Arūnas papasakojo, ar ne, ir ten dar daugiau yra tų darbų, aišku, tai ilgam laikotarpiu mes atgausim savo pozicijas, atgausim tą autoritetą vadinamą ir Google akise ir galų galia tai reikia iškomunikuoti tą pokytį reikia ir lankytojams, kad buvo čia, o dabar staiga jūs atsirado čia, kodėl, kaip ir kaip sakau, beveik neįmanoma išvengti kažkokio pokyčio trumpam laikotarpį į blogesnę pusę. Ir tik labai teisingai dirbant galima išvengti to neigiamo pokyčio ilgam laikotarpį. Tai tiesiog nekeiskit domeno, jeigu tai nėra visiškai būtina. Ja, tai dar trumpas pastebėjimas, viena iš priežasčių, dėl ko kartais reikia tą daryti, tai mes turim rebrandingus ir panašius dalykus, ar ne? Yra situacijų, kai tai nėra išvengiama, bet kaip kolegė sakė, jeigu galim, nekeis domeno, nekeiskim domeno. Pridėsi kažką, Ramūnai? Jo, jeigu čia egzaminas vyksta SEO, tai aš noriu sudalyvauti. Norit to prizo labai žiūri. Jo, tai štai taip jaučiuosi. Iš tikrųjų, aš biškai grįšiu prie tos klaidų, daugelis mes dirbom su sistemom, kaip įsivaizduoju, WordPress'as ar dar kažkas tai tokio. Tai WordPress'as turi įvairius įskaipius, ten Rank Math arba dar kiti, kurie leidžia identifikuoti anksčiau 404 klaidas. Ir mes galim pamatyti. Dar šiek tiek giliau į serverius yra serverio logo failai, kur mes galim logose pamatyti, kad kažkas tai kreipiasi, 404 klaida ir jeigu taip labai jau techniškai tą gilį nueiti, tikrai niekas taip nedaro, aš tikrai taip nedarau, neturiu tam laiko. O dėl rebrandingo aš tai noriu prisidėti, mes kaip tik darbe, prieš tai būsim darbe, darėm rebrandingą, turėjom tokį keistą brandą, vadinasi Pasiūtos lapė ir tapo Book It Now. Dėl to, kad keitėsi, kaip čia pasakyti, brando vizija, vien dėl to, kad nebūsime vien tik Tritvelo, kaip sakant, konkurentai, eisime labiau tokio platesnio nišo, turėsime daugiau tokių rezervacijų pramogų, viešbučių ir turėsime tokio kažkokį tai atsiskilimą nuo geros dovanos, bet ir kartu tokio labiau pramogos savo. Tai tam dalykų rebrandingui ruošiamės labai ilgai ir turbūt labai geras tas pastebėjimas 301, tai tiesiog kaip čia pilnai skyrybos yra su domeno toks nurodymas, bet kitas svarbus dalykas, kurį irgi dar pridėčiau, Search Console yra tokia galimybė funkcija, kad tu darai rebrandingą, tasme, kad tu keiti pavadinimą. Ir tuo metu Google'as visus duomenys nuo vienos Search Console paskyros perkelia į kitą. Tai čia yra labai svarbus žingsnis, tu to negali padaryti, kol nepadarai 301 nukreipimo, bet taip. Rebrandingas iš tikrųjų labai yra skaudus dalykas. Esu mažai matęs pavyzdžių iš savo patirties arba iš užsienio, kad įvyktų rebrandingas ir tu neprarastum srauto. Jeigu kažkas tai kalba 5-10% praradimą, tai čia labai, sakyčiau, magija įvyko ir tas jūs gavote srauto. Nes mūsų atveju buvo, man atrodo, mes praradom apie 1% dėl to, kad Google supratimas, ką mes kūrime apie tą domeną, kas jis yra, backlinkai ir kiti dalykai, jis labai yra sudėtingas. Ir sudėtingas dėl to, kad jis įvyksta pokyčiai jūsų svetainė Google supratime ir kartu jūs turite daryti pokyčius dar backlinkuose, kurias gavote. Nes jūs turite eiti per visus backlinkus, kuriuos esate paminėję ir juos pakeisti iš, pavyzdžiui, iš Pasiūtos lapė Book It Now. Čia yra nežmoniškai sunkus dalykas.
Ir man patiko, kaip Justina kalbėjo apie backlinkus, jinai paminėjo tokį dalyką, kad mes neturim pirkti backlinkus, bet turime kurti santykį, nes kaip yra santykis, tu gali pasakyti, ei, davai iš pastutus lapę pakeisai Book It Now, tada gali tai padaryti. Jeigu nusipirkai, sakys, oi, sumokėk dar 50. Tai va, tai čia gal mano 5 centai. Tai dar tada prie tų pačių 5 centų matau labai gerą klausimą iš mūsų auditorijos irgi, kuris puikiai tiktų į šitą domeno mūsų migracijos temą, tai kadangi tu labai mėgsti daug pakalbėti, Ramūnai, tai tau pridedu šitą klausimą. Loreta klausia, o kaip dėl turinio, kiek svarbu migruojant į naują dizainą, naują tinklalapį, išsaugoti turinio apimtis? Tai vienareikšmiškai migruojant reikia išlaikyti kiek galima tą patį, ką tu turėjai, vien dėl to, kad suprastum, kur yra problema. Nes jeigu tu eini į naują domeną, naujas turinio valymo sistemos, nauji adresai, nauji backlinkai, nauji pavadinimai, dar kiti dalykai, viskas, kas susidės, tu nesuprasi priežastį nesėkmės, arba sėkmės. Esmė, tu geriau migruoji į naują domeną, tada gali keisti turinio valymo sistemą, gali pridėti naujas kategorijas, naują turinį, bet labai svarbu, kiek galima daugiau dalykų išlaikyti. Nes galiausiai, kai bus blogai, kažkas ieškos kaltininko. Ir aišku, jeigu daugiau pokyčių darai, tai sakai, kaltas turinys. Bet jeigu nori iš tikrųjų žinoti, dėl ko nepasisekė, tai jau geriau būti toks, kaip sakant, atviras, ir tada išlaikyti viską. Ir aš, pavyzdžiui, negi dariau tokį dalyką, kad SEO taiklus, arba ten tas kaip Google, kaip mato, kaip yra brandas buvo prieš tai pasiūtos lapė, ten buvo netgi neparašyta pasiūtos lapė, tapo Book It Now, vien tik žmonės turėjo vienokį įprotį ir kad paieškos sistemai matytų, kad čia yra vienas dalykas, jis tapo kitu ir tokį saugumą, tokį patikimumą įvestų. Nes kada keičiasi brandas, tada keičiasi, didžiausia problema yra citaras. Google yra indeksavimas ir citaras, nes prieš tai, pavyzdžiui, jeigu aš buvau pigu LT, tapau dabar brangu LT, tai žmonės mažiau spaus, nes jie nori pigu LT, ne brangu LT. Tai va čia tas dalykas, tas patikimumas, saugumas ir įprotis, jis suteikia labai daug paspaudimo ir saugumo ir vertės, jeigu taip, atsakant iš tą klausimą. Ačiū, Ramūnai. Norėtume dar kažkas pridurti šitą vietą? Drop the mic. Sekantis klausimas tuomet būtų Justinai. Tai Justina, kaip apsiginti nuo juodosios kepurės SEO taktikų, jeigu jūsų konkurentai naudoja jas prieš jūsų verslą? O, wow. Tai čia yra nuo iki tų variantų, bet ką dažniausiai praleidžia ir nuo ko aš rekomenduočiau pradėti, tai jeigu jau mes žinom, kad konkurentas kažką tokio daro, esam to įsitikinę, tai pirmas dalykas yra ne kažkokie konkretūs veiksmai pas save ar prieš jį. Pirmas dalykas yra surinkti jo telefono numerį ir pakviesti kavos puodeliui arba alaus bokalui. Nes žmogiškumas eina visada pradžioj, etika turi būti visada pradžioj ir jeigu jūsų konkurentas elgesi neetiškai, tai suteikim jam progą. Nes ir konkurentai gali būti kolegos ir su konkurentais galima bendrauti ir galima dirbti toje pačioje rinkoje ir kurti bendrus produktus, todėl visą laiką aš pradžioj statau žmogiškumą. Kartais šitam žingsnį išsiaiškinam, kad tai nebuvo daroma specialiai. Arba tai daroma buvo žinių trūkumo, ar ten patirties trūkumo. Visokių variantų būna. Bet šiaip tai yra retas apskritai dalykas, kad kažkas taip nuspręstų, kad dabar aš dirbsiu ne prie savo verslo, bet dirbsiu, kad sugadinčiau kažkieno kito verslą. Tai iš tikrųjų turi būti kažkokia tada jau istorija ir kažkokios aplinkybės. Tai jeigu tikrai taip yra ir tikrai susitikot ir žmogus sako, taip, aš toliau tau specialiai kenksiu, tai čia turbūt galima ir teisėsaugą pasikreipti iš tikrųjų. O dėl konkrečių dalykų, tai tarkim ten užperka reklamą su jūsų pavadinimu ar ne, ar ten brandų, tai vėlgi galima dirbti ir pranešti, raportuoti tiek paieškos varikliams, tiek, aš sakau, čia iki kriminalo daeiti. Labai sunku atsakyti tokį klausimą specifiškai, bet aš turbūt liksiu prie to, kad pirmiausia siūlyčiau eiti per žmogišką kontaktą, jeigu tikrai taip kažkas tokio vyksta. Galiu pridėti vieną dalyką, tai gali būti, kad konkurentas net nežino, kad taip vyksta, nes tai daro jo SEO konsultantas koks nors. Tai tokių dalykų irgi nereikia atmesti. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, to iš juodo SEO pusės, kas galėtų kenkti smarkiai,
Tai vienas pagrindinių dalykų turbūt būtų nuorodų pridėliojimas nesąmoningose vietose visokių, ar ne? Tai šitam yra techninis dalykas, yra disavow procesas, kur galima Google'ui pasakyti, kad čia ne aš, čia ne mano, meskit šitas velniop ir nekreipkite ties dėmesio. Ta reikėtų daryti tik tada, kai jau ten tai yra ženkli problema, nes jeigu ten dėl kelių nuorodų, tai nei ten Google'as per daug pyks, nei nieko, bet jeigu jau yra arba gavot baną, pavyzdžiui, iš Google'o dėl šito dalyko, arba jaučiat, kad grėsia dėl to, kad ten tikrai yra dideli maštabai, tai yra tas procesas, ką Google leidžia, suformuojam tam tikrų būdų dokumentą, susakot, kad šitos nuorodos yra blogos ir Google'ui tą galima pranešti. O čia nebus taip, kad aš dabar parašiau ir tik tais po metų ten pradės tie dalykai rituliotis. Aš kalbu iš reklamos pusės, turbūt mes dažnai irgi susidurėm su tomis problemomis, kai turi į supportą kreiptis ir panašiai. Ir tas back-forward kamuoliuko mušinėjimas, kaip aš sakau, kartais labai time consuming ir tada gaunasi, kad ten mes 2-3 mėnesius įstrigę dėl vieno kažkokio skelbimo, kurie konkurentai ten prieš tave paleido. Tai, ta prasme, taip, čia bus visokios biurokratijos ir visko, tie procesai neįvyks ten labai greitai, nieko, bet aš sakau, čia kaip sakė, turėtų būti asmeniškumai kažkas tai. Ir čia tiesiog yra dar vienas įrankis, kurį galima panaudoti, kai jau tikrai yra didelės problemos šitoje vietoje. Ačiū, Arūnai. Žiūrėk, Ramūnai, mumis dar nepaleidžia Loreta su tuo ankstesniu klausimu ir migracija turinio, kuomet keiti domeną. Ar gali greitai dar Aš Loretos savo paslaugų niekam nerekomenduosiu. Ar gali dar greitai papildyti? Labai prašau, Loreta. Tai, o kaip daryti su labai dideliais webais, kuriuos praktiškai neįmanoma iškrolinti? Tai turbūt su problema galbūt jie susiduria. Apie turinį. Apie turinį. Tai bandyti. Beklinkai, nuorodos, beklinkai, nuorodos, vidinės nuorodos, išorinės nuorodos, vien tik tai parodyti autoritetą. Turbūt klaida, kokią aš padariau, kada darėme tą migraciją, kad neskatino marketingą iškomunikuoti, kad mes tą dalyką darome ir keičiamės. Ypatingai kaip migracija vyksta, kaip keičiasi brandas, reikia ir vartotojams iškomunikuoti. Mes tampam naujų prekinių ženklų, kad formuoti jų požiūrį ir formuoti požiūrį ir pas Google, kad jis suprastų, kad, paimkime, sinonimas pasiūtos lapė yra tas pats kaip sinonimas Book It Now. Tai reiškia, galima per poreikio kūrimą, kad žmonės tai ieškosi, kad tai yra kažkas aktualu. Tai yra vienas iš tokių būdų, bet šiaip tai sakyčiau beklinkai. Galiu dar vieną momentėlį. Čia teisingas pastebėjimas dėl komunikacijos yra, nes viena iš priežasčių, dėl ko galėtų klikai iš Google sumažėti yra, tai žmogus ieško pasiūtusios lapės, jam daro search result ir rodo, ten yra Book It Now tas pirmas ar ne rezultatas. Jis sako, aš ne to ieškojau ir aš nespausiu ant šito dalyko, nes aš nežinau, kad čia yra tas pats. Tai tas irgi, čia kur komunikacija yra svarbi, tai yra visiškai netechninis dalykas, bet tiesiog taip gaunasi, nes paskaito ir sako, aš čia jau kokie konkurentai, kokie Black Hatas vaikšto šitoje vietoje ir kažkas tokio. Tai jeigu jau paimėt mikrofoną, Arūnai, tai tada klausimas sekantis jums, tai Ramūnas labai greitai išsisuko čia nuo klausimo. Arūnai, ar sutinkate, kad svetainė su puikiu techniniu SEO, bet blogu turiniu beveik niekada neaplenks svetainės su patenkinamu techniniu SEO, bet puikiu turiniu? Tai aš galvoju, kad šitoj vietoj visi dalykai, kuriuos mes darom SEO, veikia kaip vienas kito multiplikatoriai. Ir jeigu mes turim visose vietose galim turėti labai gerai, bet jeigu ten, kur techninis SEO yra 0, tai tu bet kokį skaičių padauginsi iš 0, rezultatas yra kas? 0. Tai lygiai taip pat bet kuri kita dalis. Tu gali turėti puikų techninį SEO, jeigu nėra turinio, nėra nieko, tai tas geras techninis SEO, jisai absoliučiai nieko neduos lygiai taip pat. Tai reiškia, reikia stengtis visose srityse judėti priekį ir turėti juose visose bent kažkokį rezultatą, bent tarkim, tą bazinį vienetą, kad jau rezultatas būtų. O jeigu galim geriau, tai tas patobulinimas SEO, techninio SEO, jisai pamultiplikuos tas visas jūsų pastangas, kurias jau padarė turinio SEO ir kitose vietose. Ačiū. Sekantis klausimas tuomet bus Justinai. Kaip keisti programinės įrangos algoritmą, kad pagerintumėte serverio našumą? O, čia klausimas visiškai ne man, čia klausimas yra akivaizdžiai Arūnai. Gerai, Arūnai tuomet. Pagerinti našumą. Apie performance webo šiaip esu daug kalbėjęs ir čia yra visiškai
atskiro toko arba atskiros konferencijos vertas dalykas, ar ne, bet tai mes kalbam, kiekvienu atveju tai bus skirtingi dalykai. Tai gali būti serverio problemos, gali būti jūsų aplikacijos problemos, gali būti, kad tiesiog pasiekė tokį lygį, kur jums jau reikia ir kešavimo kažkokius dalykus spręstis ir panašiai. Į svetainės greičio ir performanso dalykus nėra niekad vieno atsakymo, vienos auksinės kulkos, kad pakeičiau hostingą, viskas pasikeitė, pakeičiau aplikaciją, kurią naudojant iš WordPress'o į kažką, tai ar kaip nebūtinai. Kai kuriuo atveju tai galbūt ten yra bėda, kitu atveju bus kitur. Čia reikia žiūrėti kiekvieną konkrečią situaciją. Pridursi kažką, Ramūnai, taip žiūri į mane. Independs. Supratau. Tai tada šiek tiek paįvairinant klausimą, tada Ramūnai. Aš manau, kad Justiną mes praleidome, jinai čia gražiai įsisuko nuo klausimo. Sakai, gerai? Aš tiesiog žinau, kad jau kas, bet apie serverius, tai Arūnas viską gali pasakyti geriausiai. Man kokį lengvesnį, kiek taškų aš jau šiandien surinkau. Jo, tai tada, jeigu tu nori lengvesnio kažkokio, tai kokios dažniausiai būna pagrindinės lėtos svetainės užkrovimo priežastys, kaip jas diagnozuoti, pagerinti krovimo greitį. Ar čia per sunkus irgi? Ne, čia tiesiog gali būti ilgas sąrašas, bet yra tie dažniausi kulpritai vadinami, ar ne? Kaltininkai, va. Tai aišku, pradėsiu nuo paveikslėlių, ypač vėlgi grįžtant prie savo mylimiausios komercijos, kadangi mes turim produkto nuotraukas, daug jų būna, turim produkto video. Tai pradėčiau aš visą laiką nuo šito, jeigu komercijos svetainė. Aišku, visą laiką vėlgi žiūrim į tą patį serverį. Tai atsidarom Lighthouse konsoliai ir matom, dėl ko nesikrauna. Arba panaudojam kokį nors įrankį, GTmetrixą ar Lightspeedą ir matom tas didžiausias problemas. Tai jų gali būti didžiulis sąrašas, ilga paklodė, o gali būti viena. Persikeliam tikrai į gerą hostingą, ten išėrėdo į normalų ir turim išspręstas problemas. Tai nežinau, ar čia reikia per tą sąrašą eiti. Bet pradėčiau nuo serverio ir paveikslėlio žodžių. Visiškai nereikia. Kolega jau ir taip daug pasisakė serverio klausimais, tai tu labai išsakiniai iš klausimų, tai tau kaip tik... Aš galiu dar šitą prisidėti, ne? Tai mes dirbom su WordPress'u, mums labai patinka gražus dalykai, neblizgantis dalykai, jeigu tai pasižiūrėjus, tai tema dažnai būna problema, visokie tas tie builderiai, kurie elementorius ir ar kiti, ne? Jie savo kodų vien dėl to, kad leidžia mums viską ten daryti, akordionas, kitus dalykus, tai reiškia, viskas, kas blizga, tas dažniausiai stabdo. Dažnai dar būna fontai, ne? Mums patinka headline'ai vieno fonto, kitur mygtukai kito fonto, tai turim 8-10 fontų, tiesiog kurius vartotojas nepastebi, bet mums yra tiesiog gražu. Tai viskas, kas gražu, tas stabdo dažniausiai. Tai aš tiesiog iš mano patirties tokia yra. Tai jo, čia dar tas dalykas, kad mes labai bėgame į tai, kad būtume savarankiški, bet tas savarankiškumas dažniausiai mums kerta labai per pirštus. Ačiū, bet dar mikrofoną neatiduok, nes sekantis klausimas tau. Ar svarbesni 404 redirectai realiai esantys tinklalapiuose, ar geriau vadovautis Google Search Console reportais ir tvarkyti su tomis klaidomis? Ir pratęsimas klausimo, ar nuolatinis scrollinimas nekenkia webo darbui? Tai dėl 404 klaidų pačios svarbiausios nuorodos neveikiančios yra tos, kurios turi backlinkus. Jeigu prieš tai jos turėjo backlinkus autoritetus, jūs reiškia investavote laiko ir pastangų, tai tas reikia sustvarkyti, tai geriau Ahrefsas, jis gali parodyti tos 404, kurios turi vertės jums. Tai aš pradėčiau nuo tų galbūt labiau, arba nuo tų puslapių, kurie prieš tai atnešė daugiausiai srauto. Nežinau, kategorijos, produktai, dar kiti, labai dažnai taip įvyksta. Antra dalis klausimo, kokia buvo tenai? Ar per dažnas svetainės crawlinimas nekenkia pačiam webui? Ne, tas crawlinimas nekenkia, Screaming Frogo crawlinimas kenkia. Man patinka Screaming Frogas, aš jį paleidžiu ir tada programuotojai sako, pas mus ataka! Tai, jo, nes tai paleidai tenai eina, gerai, tai
kad tas kraulinimas, jeigu mes patys darome, ne, čia galbūt labiau buvo apie Google kraulinimą, ne, tai jis tikrai nekenkia, ne, kaip tik sveikintina, jeigu tas Google'as dažniau pas jūs ateina, tai reiškia, jis kažkaip tai tiki, kad pas jūs kažkas tai gero yra. Ne? Čia kaip tas draugas, kur tu eini visą laiką patikrinti, kas Instagram'e pas jį yra, tai jeigu jis kažkaip daro jums įtaką, tai jeigu Google'as ateina pas jūs dažnai, tai reiškia, jūs jam patinkate ir čia yra didelis pliusas. Nes dažniausiai minusas yra, kad jūs tiesiog laukite, kol tas Google'as pas jūs ateis ir sakykite, pliam, čia vakarienė yra, dar kiti dalykai, o jis kaip neateina, tai neateina. Tai aš gal labiau apie tai, kad džiaukitės tuo. Tai iš savo pusės pridėčiau, kad jeigu Google botas yra pajėgus nuversti jūsų svetainę, tai jums tikrai reikia naujo serverio. Čia yra faktas. Krolinimai tie, kuriuos mes darom patys, tai visą laiką reikia, kaip sakant, žinoti savo serverio galimybės ir yra ten tam pačiam searchfrog'e galima biškai frotlinti, kaip dažnai, kiek greitai visas tas vyksta. Procesas truks ilgiau, bet programuotojai bus laimingi. Yra kitų paieškos sistemų, kurios ne visą laiką taip viską pagarbiai daro kaip Google'as, Yandexas. Tai su jom gali būti tokių problemų, jis gali pačią, kai botas, krolinimo botas veikia kaip DDoS'as, bet Google'as jisai veikia pakankamai pagarbiai ir jeigu jūs turit problemą, kad jums per dažnai krolina, tai yra labai gera problema turėti. Paprastai problema būna labiau priešinga pusė, vadinamas krolingo biudžetas, kai Google'as nenori jums skirti pakankamai dėmesio, kad surinktų visą jūsų kontentą, kurį jūs norit paduoti, ypatingai, kai kalbam apie programatinį SEO ir prikuriam daug naujų puslapių, tai pasiekti, kad Google'as juos visus sukrolintų, suindeksuotų ir parodytų, va čia dažnesnė yra problema, negu tai, kad per dažnai Google botas ateina. Ačiū, Arūnai. Papildykit, prašau. Mikrofono gal tada tuo atneši, palaukit. Tai žmonės online negirdės jūsų. Mano klausimas buvo čia apie tas blogus, netvarkingus URL'us 404. Tai kartais, dažnai būna dideli tinklalapiai, kur mes su Screaming Frog'u net negalim iškrolinti. Parametriniai puslapiai ir panašiai. Tai mano klausimas buvo, kaip tada geriau vadovautis Google Search konsolės reportais ir būtent stengtis, kad tie visi suindeksuoti puslapiai būtų tvarkingi. Ar kaip geriau? Kaip elgtis būtent su tokiais reportais? Iš tikrųjų nežinau, nes čia yra, turbūt nuo situacijos priklauso, kiek tų puslapių yra, jeigu ten yra 10, 100, va čia galbūt ir... Galiu aš pamėginti pasakyti. Tai čia yra daug tų vietų, kur galima pasižiūrėti, kokie tie puslapiai yra. Tai pirmas dalykas, jeigu Google'as jau sako, kad rado 404, tai čia yra vienas iš tų puslapių, kuris, kaip kolega sakė, turėjo backlinkus, jisai turi Google svorį ir jeigu šiti neveikia, tai yra labai didelė bėda, nes jūs prarandat savo įdirbį su kiekviena diena, kiek tas puslapis yra, nes Google'as jį labai greitai mėgsta pamiršti, o paskui prisiprašyti atgal jau sunku. Tai turbūt nuo šitų reikėtų pradėti. Kitas dalykas, tose visuose kitose vietose, kur rodo jums 404, tai idealu, jeigu galima pamatyti dažnį, kaip jie dažnai yra aksesinami. Ir gali būti, kad Google'as apie puslapį nežino, bet jis yra aksesinamas kažkaip organiškai ir iš kažkokios vietos ir dažnai. Tai tada jau pagal dažnumą žiūrėti, kurie dar gauna daugiausiai trafiko. Aš įkišiu WordPressinį trigrašį. Jeigu naudojat WordPressą, tai renkmesis rodo 404 ir dažnį taip pat, ir kiekį, arba redirection pluginas. Ir tik tais abiejuose reikia uždėti settingą, kad po kurio laiko ištrintų logus. Sekantis klausimas, tuomet, Arūnai, ar galėtum dar papildyti ankstesnį kiek klausimą, tai kaip keisti programinės įrangos algoritmą, kad pagerintumėte serverio našumą, o ne kodėl, ten klausytojas klausė. Turbūt apie patį procesą, kaip keisti, o ne kodėl. Nežinau, šitoje vietoje atsakymas tikrai yra it depends. Čia aš nieko negaliu atsakyti šitoje vietoje, kol aš nežinau, kur yra problema, kodėl yra lėtai. Ar tai yra įskiepiai, kurių yra per daug, ar tiesiog yra duomenų kiekis yra toks, kad esama technologija nesugeba jų suvaldyti. Čia, tiesiog, iš tiek aš negaliu pasakyti. Jeigu norit after party, ateikit su konkrečiu keisu, tada labiau pakalbėti galėsim.
ką mes dažnai pamirštame, kada mes kalbame apie svetainės greitį, ne? Ir čia yra labai svarbus dalykas, tai yra greitis mūsų serverio su duomenų baze. Mes vis tik galvojam apie greitį svetainės, yra taip, kaip mes atvaizduojam tos duomenys arba parsisiunčiam. Yra greitis, kurį mes dažnai nepagalvojam, yra apie mūsų ir duomenų bazės. Tai reiškia, kaip mūsų serveris, mūsų kodas kreipiasi į bazę, pasiima tai, ką atvaizduoti. Ir dažnai yra problemos ypatingai su tom tokiam visą laiką gyvom svetainėm, kad jūs visą laiką turi kreiptis į duomenų bazės. Daug produktų turinčias programatikas SEO, ten kur daug kategorijų, daug kitų dalykų, mes labai jas užvarome ir jeigu naudojam hostingų už 5 eurus ir ten tinkimės, kad ateis pas mus milijonas vartotojų, tai mes labai stipriai apkraunam ir po to, kai pairo 10, 20, 50 žmonių, jiems krovimas į svetainės tampa 10 kartų lėtesnis, vien dėl to, kad tiesiog tas serveris ir resursas nesusikovoja su tuo. Jeigu jau palėtėjai duonbazę, Ramūnai nepabėg, nes sekantis klausimas kaip tik tau bus. Okay. Tai negali kreiptis Arūno pagalbos, draugo pagalbą jau išnaudoji šiandien. Kaip optimizuoti duomenų bazę ir užtikrinti jos efektyvų veikimą, siekiant sumažinti užkrovimo laiką ir padidinti svetainės našumą? Nu, čia pas mumis visi technikai susirinkę. Šiaip siūlyčiau kreiptis į Arūną. O Arūnas pasakys, it depends. Taip, siūlyčiau kreiptis į Arūną, ne, galime padaryti pigiai, ne, pigiai tai yra, kad yra, jeigu ten kalbant apie tam tikras sistemas, čia galbūt šiek tiek daugiau. Taip. Jo, va čia girdim rekomendacijas, kad desnį serverį pasiimkite, ne, daugiau resursų, dar kiti dalykai. Šiaip galbūt tokius paprastus dalykus, ne, visą laiką pasirūpinkite, kad jūsų programinės įrangos arba serverio versija yra naujausia. Čia yra galbūt mano vienintelis patarimas, kurį aš duosiu, ne, kad įsitikinkite, kad jeigu ten yra PHP arba kažkokia serverio valdymo sistema, PHP adminas arba kiti dalykai, kad jie būtų naujausi, dėl to, kad jie veiks greičiau. Ir jeigu visi servisai yra naujesni, tai va čia yra mano 5 centai. O tada kreipkitės į Arūną, kad jis išsiaiškintų, dėl ko tai yra. Ačiū Ramūnai. Arūnai, matau, iš veido nelabai norėsiu pridėti šitoje temoje, jau apie serveris ir duonbazės jau pakankamai. Kaip sakau, after party arba ateikite į Kauno WordPress meetupą, ten mes dažnai tokiam temom šnekam truputį giliau. Gerai, tai sekantis galbūt klausimas Justinai tada būtų. Justina, kaip rengti ir vykdyti strategiją, siekiant padidinti internetinės prekybos svetainės konversijų rodiklius per tam tikrą laikotarpį? Oho, ir per tam tikrą laikotarpį. Nu, čia labai tikslus klausimas. Aha, tikrai labai tikslus. Tai konversijos yra mano mylimas sritis ir aš daug su to dirbu. Vėl mes net tam pačiam meetup'e turim tokią temą, kai mes tiesiog imam su Ramūnu, su Arūnu, viskas jau. Jo, pakviesim tikrai. Bendruomenės narių svetainės, ar ne, dažniausiai elektroninės parduotuvės ir mes tiesiog darom auditą gyvai ant akių. Arūnas daro daugiau techninį, aš darau būtent iš konversijų pusės, puslapį po puslapio, headeris, footeris ir žiūrom, kur blogai, kur gerai ir bandom tam žmogui padėti turėti tokią elektroninę parduotuvę arba svetainę, kurios tas konversijų procentas kiltų, ar ne. Tai yra daug tų vadinamų gerųjų praktikų ir tų taisyklių ir jas čia išvardinti labai ilgai užtruktų, bet arba reikia tada jas pačiam mokėti, arba samdyti specialistą, bet reikia suvokti, kad bet ką, bet kokį elementą, bet kur padėjus, tai nebus gerai, ar ne? Ir kartais mes tiesiog užeinam į elektroninę parduotuvę, nematom tokio paprastų dalykų kaip ten telefono, ar ne, kažkur matomai vietos padėto. Ar ten matome nemėgstamiausią Arūno dalyką, tai Facebooko chatą iššokantį, į kurį niekas dar ir neatsako ir dėl kurio tinklapis kraunasi 3 minutės. Ir visokių dalykų esame matę tuos tinklapius peržiūrėdami. Tai konversijos yra labai įdomu, konversijos prie jų didinimo dirbti, tai vat pirmiausiai būtent į UI žiūrėčiau, ne, į UX, tada techniniai dalykai, tada galų gale yra specifika, ar ne? Kiekviena svetainė dirba kažkokioj nišoj, turi kažkokius savo produktus, kategorijas, savo galų gale auditoriją, kuri kažko ieško, kažko nori ar ne. Galbūt tai yra sritis, kur yra vėlgi kažkokios tendencijos ir taip toliau. Tai dirbti prie to ir
su to buvo susijęs mano paskutinis palinkėjimas mano pranešime, kad reikia tiesiog domėtis, reikia tame gyventi, tame mirkti, žiūrėti ir kiekvieną dalyką suradus, sužinojus, galvoti, kaip tai galima išnaudoti. Turėsit kolegos dar kažką pridurti? Aš taip prie tokių paprastų dalykų. Tai pirmas dalykas turėti srauto pakankamai, ne, jeigu ten ateina 2 žmonės, ne, ir mes dažnai pradam tą optimizaciją, ne, kad 2 žmonės atėjo ir jie nenupirko, ir tada mes ieškome problemos, nes ten kur yra, nes pas mus yra ne konversijų problema, o pavyzdžiui pas mus būna srauto problema. Ne? Tai čia vienas dalykas, ne gaila, kad Google Optimizas, ne, tas populiariausias nemokamas įrankis, kuris buvo skirtas tiems testams, yra neprieinamas, kad jo negalim naudotis, dabar reikia kitas alternatyvas ieškotis, tai reiškia turėti ir kažkokį tai įrankį, ne, tai reiškia pirmas, tinkamą kiekį srauto, nes kad gauti tą vadinamą significant atsakymą iš to įrankio, reikia ten 10-100 tūkstančių lankytojų susilaukti tos puslapius, ne, kad mes galėtume tikrai suprasti, kad mūsų spėjimas buvo teisingas. Čia vienas dalykas, tas įrankius dabar yra Visual Web Optimizeris, ne, toks pigesnis alternatyva, kur mes galim padaryti testus, ne, panaikinti chatą, dar kitus dalykus ir tiesiog suprasti, ar mūsų patarimai kartais nekenkia, ne, nes aš esu irgi davęs labai daug tokių gerų patarimų darbe, ne, kur tiesiog pardavimai krenta. Tai arba jie kyla, tai labai būna gerai, ne, tai čia iš tikrųjų prieš pradedant tos dalykus, ne, turbūt suprasti reikia, kaip pamatuosime mes tas dalyką, ne, nes jeigu sakysime, kad tai gražu, faina, tai bus labai skaudu vėliau, ne, kad mes bandysime keisti, ne, bet jeigu, kaip sakiau, turime susitvarkyti su srautu, gauti daug lankytojų, kurie ateitų, ne, galime įvairiais būdais matuotis, ne, ir čia per trumpą laiką, nes tai dažniausiai mano paprasčiausia tokia taktika yra klausti žmonių, ne, mes kurime svetainės, kalbam apie tai, kaip yra svarbu suprasti, ką žmogus ieško, ką daro, bet mažai kalbam apie tai, kad kalbėti su tai žmonėmis. Tai mes turime Hotjarą, tokius įrankius, ne, kurie leidžia, pirmas dalykas, filmuoti juos, ne, tai iš ten aš nieko nesuprantu, kažkas tai ten vaikšti taip, tai čia man neatsakymas, bet ten yra geras dalykas pop-upai, klausimai. Tai man patinka čekauti, kada vyksta tas pardavimas, žmogus nusiperka, užduoti klausimą, ne, pasidalinkite vieną priežastimi, dėl ko jūs abejojate savo pirkimu. Ir jie patikė labai geras idėjas. Pavyzdžiui, vienoje mano elektroninėje parduotuvėje yra jų komentaras, kad neaišku, per kiek laiko jūs pristatysite prekę. Tai reiškia, žmonių problema, ta trintis, dėl ko jie pirko, bet abejojo, buvo pristatymo laikas. Viskas, aš einu prie produkto, užsakykite iki 2 valandos, išsiųsime šiandieną, ne, ar dar kažkas tokio. Tai tada aš bandau eiti iš nuo tos prizmės, kur yra problema ir kokį sprendimą aš galiu panaudoti tam, kad žmogui būtų paprasčiau. Tada aš galiu laimėti, o šiaip jeigu aš bandau spėti, kad čia reikia vieno kitų dalykų, man nepasteisina. Ačiū, Ramūnai, dar netiduok mikrofono. Klausimas bus sekantis tau. Dėkui. Bet aš taip pat norėjau paklausti galbūt iš auditorijos, kas gyvai norėtumėte užduoti klausimą, o ne pasislėpti po tais anonimiškais slapyvardžiais. Man savo mama, savo tėvas, savo patėvis, savo bernkrat, savo sūnus, savo dukra. Tai. Prašau. Sveiki, malonu. Noriu užduoti klausimą dėl consent mode dabar, kuris yra. Ką jūs patys naudojat? Ar renkatės tą teisiškai tvarkingą variantą, kuomet atsisako dalies duomenų ir leidžiat Google dirbtiniu intelektui jį sumodeliuoti? Ar daugmaž kažkaip naudojat tarpinį variantą ir, va čia yra sutikimas? Aš negaliu atsakyti, nes išėjau prieš tai. Tai kol kas dar su juo nesusidūriau, man atrodo, kad jeigu taip filosofiškai kalbant, kad rinka keičiasi, ne, ir bus tas duomenų generavimas tuo būdu, ne, kaip čia kažkas tai prieš tai minėjo, kad ten 5000 lankytojų reikia turėti, ne, kad suprastum iš tikrųjų, kaip žmonės elgėsi, kiek konversijų buvo, tai ateis tas pokytis. Turbūt kas yra svarbu, kad Lietuvoje dar nėra tokių labai daug teisinių situacijų, kur kažkas tai labai jau nepatenkintas kukių rinkimų ir kitus dalykas yra. Daugelis didžiųjų žaidėjų, jie iki gal nėra tvarkingai susitvarkę, tai čia irgi toks svarbus galbūt faktorius, galbūt aš turėčiau gražiau sakyti, kad mes turime labai jau tai politiškai žiūrėti, ne? Bet šiaip man kartais yra kažkaip nusispjauti į svetainę, ar net nerenka mano duomenys apie mane, ar nerenka. Taip, jeigu atvirai iš vartotojo pusės pasakyti, ne, aš suprantu, kad paspaudžiu nesutinku, bet vis tiek sutinku. Tai tas yra svarbu, turbūt yra
turbūt keisis mūsų pačių požiūris, kol nepasikeitė mūsų pačių noras ir požiūris tai, kad būti saugiam, kad tas remarketingas neveiktų ir kiti dalykai, bet aš taip vesdamas ir dirbdamas su studentais, man sako studentai, sako, pats geriausias dalykas, kas yra, kaip tu perki parduotuviai, nepabaigai pirkimų ir jie siunčia laišką apie tai, kad tu palikai prekes, aš galvoju, o ne, jas verčia manęs pirkti, o kitiems žmonėms patinka. Tai reiškia, čia priklausys nuo mūsų pačių, kaip mes formuosime viziją, o ne Europos Sąjunga, nes, pavyzdžiui, Europos Sąjunga priėmė tokią direktyvą. Ir man labai patinka Apple pozicija, kaip įmonė sako, mes einame į tai, kad būtų saugu. Tai reiškia, kad tai gali būti marketinginis dalykas, apie ką tu gali kalbėti su žiniasklaida, ką gali kalbėti su vartotoju, kad mes nesekam jūsų, kad mes nerinkam duomenų. Ir ypatingai, jeigu yra marketingistė, jeigu, pavyzdžiui, ateitumėt pas mane ir pas mane svetainė nebūtų parašyta, nėra analytics, o jūs sakytum, o, kietas. Arba, o, durnas. Pavyzdys gali būti. Nežinau. Iš mano pusės, kaip aš pasakyčiau, tai kad viskas realiai priklauso nuo jūsų rizikos tolerancijos modelio. Kiek jums patinka ramiai miegoti naktį ir nebijoti, kad kažkas tai nutiks, nes kažkoks vienas vartotojas pasiskundė, kad taip vyksta, ar ne? Tai akivaizdu, kad visą laiką viskas nuo šito priklauso ir kol kas mes realiai, kiek aš žinau, Lietuvoje neturim test case'ų, kur kažkas būtų pasiskundę šito dalykų, bet šiaip baudos, kurias galima gauti, yra nevaikiškos. Tai sakau, kiek jums patinka ramiai miegoti naktį? Pridursi kažką, Justina? Taip, bet vis tiek mikrofoną paimk, nes sekantis klausimas tavo bus. Justina, kaip vertintumėt SEO sėkmę, kai tradiciniai matavimo rodikliai, tokie kaip pozicijos paieškos varikliuose ir srautas, neatspindi viso paveikslo verslo rezultatuose? Tai verslo rezultatus matuoti yra labai paprasta. Tai pasižiūri į skaičiuką banko sąskaitoj ir ar jis didėja laikotarpyje ar mažėja. Tai nekalbu apie svetainę, nekalbu čia apie SEO, nes klausimas yra apie verslą, ar ne? Tai verslė yra svarbiausia, ar mes uždirbam, ar mes parduodam. Tai jeigu pardavimai didėja, nes gali būti, kad, tarkime, svetainės srautas tas pats, o pardavimai didėja, ar ne? Tai darom kažką gerai. Dabar SEO yra žmonių, kuris sako, čia yra burtininkystė, ar ne, nes dalį dalykų mes atspėjam, dalį žinom, dalį esam išsityrę, o dalies Google mums niekada nepasakys. Tai reikia einant į šitą sritį su tuom viduje susitaikyti, kad ne viską mes žinom ir informacijos, ne visada turėsim informaciją. Tai čia yra viena iš verslo rizikos dalių. Ir ją reikia priimti, o rezultatai, sakau, banko sąskaitai matas. Pridurt norėsit kažkuris? Justina pasakė tą svarbiausią dalyką, net turbūt kokią vertę tai kūrė, nes mes dažnai matuojame pagal kažkokius tai skaičius, kurie yra, mums nesvarbus. Aš tai galbūt šiek tiek eisiu turbūt į gilumą, nes atsakyčiau iš pradžių tai politiškai kaip Justina, aš dabar kuo toliau žiūriu labiau į paieškų strategiją. Mes galvojam, kad yra SEO, ir mokama reklama, ir dažnai mes kovojam su vienu su kitu. Tosme, kad SEO gauna mažiau srautą, bet per adsus naudoja tokias DSA'us arba kitus dalykus, automatinės reklamos leidžiasi, tie nauji sukurti puslapiai, jie netgi nespėja indeksuoti, atsirasti pozicijose, jau tu rodai reklamų, gauni gerą citarą, jie niekada galbūt ir nepakils. Tai keičiasi tas mentalitetas ir mes turime suprasti, kad mes dirbame su paieška. Ir iš ten klientus mes gauname tiek mokamai, tiek nemokamai. Ir jeigu mes mokame paskaičiuoti vertę ir tada toleruoti tam tikrus dalykus, paimkime tą ROAS, investuojam į SEO, investuojam į adsus, ir mūsų finansinė grąža yra 1/7, 1/10. Ir tada mes galim suprasti, ar mes einame į augimo fazę, kada mums yra svarbu daugiau pajamų tai yra mokama reklama, pelningumas, tada mes einame labiau į SEO pusę. Ir tada mes žaidžiame tarp tų dviejų skaičių. Pelnas ir pajamos ir tada kas yra jums aktualu. Aš labiau iš tokios pusės žiūriu, kad abu du dalykai ir tas SEO jie įgalina mus pasiekti tą patį vartotoją, bet ko mes norime? Ar norime turėti pinigų sąskaitų daugiau, ar norime pelno turėti per dividendus, kaip pavyzdys negalėtų būti. Tai man. Dar tada pridurk galbūt prie šito panašaus klausimo,
Kokia priežastis vertinti SEO sėkmę, remiantis ne tik tradiciniais matavimo rodikliais, bet ir įvertinant verslo rezultatus ir kliento srauto kokybę? Geras klausimas, kurio aš nesupratau iki galo. Tiesiog matavimas SEO, ne, iš tikrųjų daugelis kanalų jie prisideda prie mūsų. Pranešimų spaudai, socialinis tinklas, ne, bet jie turi skirtingą vertę. Jeigu tai pasižiūrėjus, socialinio tinklo konversija dažniausiai būna kokius 3-4 kartus mažesnė, priklausomai nuo verslo nišos, negu SEO nauda. Bet ir to SEO srauto, ne, jeigu tai filosofiškai einant, nauda gali būti skirtinga. Jeigu ten turi kažtai, nežinau, paimkime straipsnį, kur ateina žmogus, paskaito, išeina, netgi nepamato tavo brandą, tai kokia čia nauda yra. Tiesiog tu turi kažkokį skaičių, kuris yra fainas, gražus, ne? Aš labiau žiūriu per tą tokią prizmę, per pardavimas, konversija, tai reiškia žmogaus išreiškimas, kad tu jam sukūri kažkokią vertę. Ne? Tai reiškia, vertė yra pardavimas. Žmogus už tai, kad tu jam įsprendė problemą, moka tau pinigus. Ne? Jūs einate į darbą, jums moka pinigus. Ne? Tai reiškia, būtų toks retorinis klausimas, koks yra žmogaus pridėtinė vertė darbe? Atlyginimas. Tas man tokia vertė. Tai aš žiūriu labai paprastai, kiek tas SEO atnešė pardavimų versus kitus kanalus ir viskas. Ačiū, Ramūnai. Galbūt iš auditorijos kažkas, Simonas labai jau tą ranką aukštai kelia, tai prašau tik įvardink kam dar. Ką daryti reiktų, kad pirmoji pozicija atsidurtų? Labai paprastai. Mokėti Google'ui. Paprasčiausias būdas yra paimti sumokėti. Kolega gali tau papasakoti, kaip ten gali bidinti, kad visą laiką būti pirmoji pozicijoje. Ne? Šiaip 100% nesiūlau būti, geriau 9.5 paimti, pigesnis bus bidas, bet Google Ads, top position, bidas ir viskas. Aš turiu kitą variantą. Kitas variantas tiesiog susiras raktažodį, kuriame dabar yra 0 rezultatų. Ačiū. Sekantį klausimą turim, matau, iš auditorijos. Nežinau, kuriam čia bus, gal kas turėsit konkrečios patirties tokios, nerašiau, nes labai ilgas. Du variantai, jeigu yra labai gili struktūra elektroniniai parduotuviai ir, tarkim, kokias nors telefonas gali būti, tarkim, medinis, plasmasinis, geležinis. Matom iš raktažodžių tyrimo, kad daug paieškų yra medinis telefonas, geležinis ir popierinis. Iš Wixo pozicijos geriau būtų liktai daryti filtrą, bet dažnai filtrai prastai Google reitinguojami, kada nuoroda iš filtro susidaro. Tai kaip ir geriau liktai kategoriją būtų daryti geležinis telefonas, medinis telefonas, bet prašiau bus iš Wixo pusės. Kokia kolegų patirtis, kas geriau, ar padaryti dar papildomai 100 sub kategorijų, ar geriau, ar kažkokie hakai yra kaip tos filtrus geriau suindeksuoti, urlus padarytus iš filtrų. Ar aiškus klausimas, nežinau. Pasižiūrėti Pigų.lt. Pigų.lt, aš tiesiog kaifuoju nuo lietuviškos SEO ir kokius techninius sprendimus yra, pavyzdžiui, Pigų.lt padaręs. Jie pasirinkė yra labai mažą siaurą nišą, ne, pagal tos, aš jas vadinu dinaminės kategorijos. Tai yra kategorijos, kurias tu kuri nepridėdamas produktų iš kategorijų ir filtrų. Toks, nežinau, ar supratote, ar ne, bet aš taip tokį traktuoju dalyką. Ir tai reiškia, mes galim padaryti, kada žmogus paspaudžia filtrą, susikuria SEO-friendly URL ir jinai yra indeksuojama. Tai reiškia, yra naudinga vartotojui, dėl to, kad jis filtruojasi medinis telefonas, tenai dar kitus dalykus, bet ir kartu ir Google yra sukūrima nuoroda. Ir kada filtras yra nuoroda, tai kartu yra interlinkas. Tai reiškia, ir pas Pigų yra labai protingai padaryta, kada jūs pasirinkite kelis brandus, tai tas linkas dingsta. Tenai jis pasikeičia. Aš tiesiog esu apšalęs, ant kiek yra paprastai ir gerai sugalvota pas jo sistema. Kiti yra padarę Lietuvoje tam tokius sprendimus, kur ten netgi, yra toks 8A shop, čekai ar lenkai, man atrodo, čekai, jie tenai turistinę įrangą prekiauja, tai pas juos ten yra skirtingi dydžiai, kainos ir kiti dalykai, tai biškai persistengia per to dalykų, bet Pigų pasakė, mes matom, kad žmogus ieško brando, to produkto, kaip pavyzdžiui, arba matote, kad ieško šito ir tada tiesiog tokios kategorijos, kurios susidaro nuorodom.
Bet va šitas iššūkis yra pasirinkti, kurios atsiranda, kurios neatsiranda. Tai va, tai pigu yra tik su brandais pasidarę, kaina 24, kaip tai rodžiau pavyzdį, jie yra pasidarę su brandais ir su pardavėjais. Tai reiškia, brandos produkto ir kas tą brandą pardavinėja. Tai reiškia, irgi tik du labai smulkius dalykus pasiėmė, tai reiškia, ir ten gerai srauto gauna. Ačiū, turėsit pridėti dar kažką? Toks trumpas, kad aš gal labiau esu bajęs į tą kontento pusę negu programatinę pusę. Tai vienas dalykas, ką irgi galima daryti, jeigu yra ribotas kiekis šitų tokių raktažodžių, kurie yra aktualūs, tai yra kurti turinį, kuris veikia paskui kaip hubas, kuris išlinkina į ten galbūt kategorijas, filtrus ar kažką, šaukeisina dalykus ir dar to pačiu prideda kažkokio unikalaus turinio, kuris vėl tada paieškoja gerai reaguoja. Bet čia not scalable programatiniam lygmenyje, čia tiesiog, kur matom kažkokie yra aiškus trendai, kur yra daug trafiko. Aš dar biškai prisidėsiu, čia irgi geras sprendimas, ne? Bet kuo toliau jis neveikia. Ne? Aš tasme čia galbūt tai biškai konservatoriškas su to dalyku, nes jeigu Google'as mato, kad žmogus nori produktų kategorijos produktų, straipsnių tai nebus. Tai tiesiog, man atrodo, Simonas labai gerai Naudžius pradžioje minėjo, ne, kad nueiti į Google pasižiūrėti, koks yra turinys, ne, ar ten yra produktai, ar ten yra kategorijos arba straipsniai ir pagal tai tasme eiti. Ir tada tai leidžia irgi nuspręsti, į kurią vietą linkti. Tasme žmogus nori, tas yra komercinis intentas, tasme kategorijos ir vėliau kaip Google'as rodo. Ar rodo tasme pasirinkimą, rodo vieną sprendimą, ar rodo atsakymą kaip tekstą. Ačiū Ramūnai, tikiuosi atsakėme jūsų klausimą. Turėsi klausimą? Klausimas trumpas visiems, kaip žymint puslapiavimą, nes anksčiau ten buvo vienos taktikos, dabar jos Google kitaip kažkaip rekomendacijos, tai gal turit savo techninės tos patirties. Įvairiai. Priklausomai nuo verslo, ne, ir tasme, ko žmogus tikisi, ko toliau mes pastebime iš webo pusės arba iš mūsų vartojimo pusės, kad mums patinka scrollinti. Ne, mes ateiname į webą ir mes scrollinam toliau ir tas turinys atsinaujinantas. Instagramas, Facebookas ir kiti dalykai mus pripratino prie to. Minusas su tuo, kad Google'as iš tikrųjų nesupranta to puslapiavimo iki galo. Jeigu ten JavaScriptas yra sudėtingas, tas mes nuskanuoja tą dalį, ne, ir tada nesupranta, kad čia jis turėtų uploadintis. Dėl to aš kol kas dar esu labai skeptiškas, kad aš turiu ten tos skaičiukus. Taip. Aš anksčiau dariau klaidą ir iki šiol dar mano darbė yra mano palikta klaida, gal kažkas ištaisys, ne, kad aš tikėjau, kad antrą puslapį aš turiu daryti kaip canonical pirmą puslapį. Visą laiką buvo man tokia vizija, ne, kad antras puslapis, ne, tada sakau, ne, originalas yra pirmas, tada trečias dar kažkas. Bet tada aš darau klaidą, kad Google'as nesupranta, kokie produktai yra kitose puslapiuose ir jų neindeksuoja. Tai neduoda svorio ir kitų dalykų. Tai reiškia, kada yra puslapiavimas, tai canonicalo iš tikrųjų negi jau nereikia, galbūt ir dėti. Nes problema yra tame, kada mes nurodome į pirmas, tai reiškia, jeigu ten mes turime 1000 produktų, tai tik pirmo produkto puslapio produktai gauna vertės. Ir vėliau aš taip supratau, ne, galbūt ir paskaitęs, tasme, kad aš padariau meškos paslaugą ir palikau tokią klaidą. Iš mano pusės vėl, bet mano vėl, kaip sakysi, biasas yra ne komercijoje, yra labiau turinio marketinge, tai labiau esu linkęs nesiremti puslapiavimo dalykus, nes ypatingai turiny, ten kažkokio kategorijų 6 puslapis, jisai yra thin content, ta prasme, nieko neduoda papildomą naujo ir labiau linkęs esu remtis cross-linkinimu per related postus, kažkokios tai naujausius trending ir panašiai, kurie atsiranda pačioje kaip papildomas. Tas cross-linkinimas yra per tai, arba dar pačiam kontente organiškai labiau. Versus tam bandyti, kad Google'as ten surastų. Google'ui visą laiką galima pasakyti per sitemapą, kiek ten kur kokių tų yra straipsnių, tarkim, ar ne, bet svarbu, kaip jie organiškai tarpusavį linkinasi, negu kelintam puslapį kategorijos jie yra. Bet čia labiau apie kontentą, negu apie e-komerciją.
Tai literaliai nėra puslapiavimo iš viso. Justina, pridursi kažką? Bet vis tiek mikrofoną turėsi paimti, nes sekantis klausimas tau bus. Tai Justina, kaip kokybiškai pasirinkti tinkamus raktažodžius, siekiant maksimalizuoti internetinės svetainės matomumą paieškos varikliuose ir pagerinti jos pozicijas? Tai jo, šiandien apie tai nemažai jau kalbėjom, tiek aš, tiek kolegos, bet aišku, kad trumpai tada priminsiu, naudojam įrankius ir atsirinkinėjom tos raktažodžius pagal kelis tokius kriterijus, nes negalim žiūrėti vien tik į apimtį, ar ne? Tai žiūrim, kokia yra apimtis to raktažodžio paieškos, tada žiūrim jo konkurencingumą, visi tie įrankiai, ar ten naudosim Refsus, ar SEMrush'us, ar Ubersuggest'us, ką nori, visi tie įrankiai rodo konkurencingumą kiekvieno raktažodžio. Ir tai pirmiausia remiamės tais dviem dalykais, bet aš visą laiką kviečiu nepamiršti to, kaip čia būtų lietuviškai, relevance, kad jeigu raktažodis atrado tokį ar ne aukso grynuolį, mažas konkurencingumas, didelė paieškos apimtis, ir galvojat, kaip čia dabar kažką kažkur pritaikyti šitam raktažodžiui, tai va šitos klaidos nedaryti, nes jisai turi būti susijęs su jūsų produktais ar su jūsų svetainė, jeigu tai yra ne parduotuvė. Tai pirmiausia, visą laiką atkreipdėmėsi į šitą relevance. Ir visi kiti tie kriterijai, kur minėjau. Kolegos, norėsit pridurti kažką į šią temą, jau kiek išsunkta šiandien? Supratau. Tikrai buvo geri sprendimai pasietai. Iš auditorijos turėsim kažkas gyvų klausimų, rankų miškas. Tuomet sekantis klausimas Ramūnai bus. Vis tiek nepabėgsi, gali žiūrėti į tą laikrodį, kiek nori. Dar turim 19 Aš pažiūriu stresą, tos mes streso lygis pas neparašyta rest. Aš polisiauju, pas ne rest. Kėlės reikėtų. Pas ne streso nėra, pas ne rest. Čia kaip ta sportinė Audi RS neskamba. Tai tau klausimas tada. Kaip siūlytumėt optimizuoti svetainę, kurios turinys draudžiamas USA dėl legal dalykų, bet turi būti gerai randamas Europos Sąjungoje? Jo, aš esu turbūt nuo tokių pradėjau išdirbti. Čia tai kaip tik pas Simonu varėme, tasme kalbėjau, tasme tokių turėjau įdomesnių pirmų klientų. Visą laiką, tasme arba pradžioje būna įdomesni, arba galėjai būna įdomesni, tai mano pradžioje buvo įdomesni. Turbūt pasirinkau, su ko nereikia dirbti, ne? Tai iš tikrųjų turbūt labai paprastas dalykas, ne? Jeigu yra draudžiama Amerikoje, tai čia galbūt ne SEO klausimas, čia yra techninis klausimas, galbūt kaip tik Arūnas gali atsakyti, tai yra limituoti amerikietiškų IP apsilankymą. Labai paprastai, tasme žmogus iš Amerikos bando ateiti tą svetainę, tasme jis atsidaro ir tasme sako, Amerika, go away. Ne, ten ir viskas tokio, gali būti iš tokios labai paprastų dalykų, kito aš kažkaip nesugalvoju. Kolegos, pridėsit kažką? Na, tai ta prasme jo, būtent tas geofencingas, taip vadinamas, ar ne, kad mes pagal IP adresus ir panašiai pasiremiam, kur tai yra. Vienas dalykas, kas padeda Google'ui žinoti, kuriai rinkai yra skirtas kažkoks konkretus turinys, tai yra dar hreflang tagai, kur galima pasakyti, kad čia yra NGB, čia yra kažkoks tai kitokios kalbos ar ten lokalės netgi dalykas. Tai čia yra vienas būdas, kaip galima signalizuoti, kad čia būtent šitos rinkos yra turinys. Ir jisai padeda ne tik tokiais atvejais, bet ir kai tas pats turinys yra, vienas iš jų yra relevant USA, kitas yra galbūt UK rinkai, ar ne, kur vos net tokiam pačiam puslapį ar labai panašiam puslapį turinys yra skirtingas. Pasakyti Google'ui, kada kurį vertėtų rodyti. Aišku, Google'as gali pasirinkti ar klausyti jūsų ar ne, bet tai yra signalas Google'ui, kur kas yra. Ačiū, Arūnai. Aš dar vieną dalyką. Dar kažtai prisiminiau, tas labai čia geras dėl Hrefso, ne? Dar anksčiau Search Console buvo toks nustatymas, kur tu gali nurodyti, kurios šalies yra svetainė. Tai irgi, taip, kad ten nenurodytas, kad ten svetainė yra skirta ten Lietuva arba dar kažkas tokio. Tik, man atrodo, paskutiniu metu ten automatiškai pagal domeną priskirdavo, tai čia gali būti irgi toks sprendimas. Bandau išrinkti klausimą. Turim gal gyvai auditorijai klausimų? Nu, tu čia pasiruošę šiandien atėjai, žiūriu. Subdomenai ar subfolderiai?
ir kodėl? O, čia Arūnas pasakys. Čia mes kalbam apie multikalbas, ar ne? Skirti, ta prasme, lokalizacijai. Jo, lokalizacijai ir nu, čia va kaip pavyzdys, universitetuose būna fakultetų išdėstyti tarsi kaip subdomenai, ef.ktu ten LT, o kitas kiti per subfolderis ir dar. Subdomenai techniškai yra atskiros svetainės. Ir tai iš esmės viską atsako šitoje vietoje, ar ne? Jeigu jūs norit, kad skirtingos šitos dalys jūsų projekto dalintųsi vieną SEO authority kaip vieną didelį daiktą, tai tada su folderiai, ar ne? O jeigu jūs norite, kad jos gyventų savarankiškai ir būtų atsakingos tik tai už savo atskirą darželį kiekviena, tai tada priešingas variantas, ar ne? Ir abu keliai turi valid use cases, ar ne? Kartais mes galbūt norim apriboti riziką, kad vienas subdomenas kažką darydamas nepridirbtų visiems kitiem. Kartais mes norim, kad ta bendra visa masė pastiprintų kažkokią tai konkrečią rinką ar kažką. Tai tie variantai gali būti abu. Tai labai daug dalykų yra dependencija. Ir iš tikrųjų, pridėsiu prie Arūno irgi, dažnai mes tinklaraštį iškeliame į subdomeną, kad būna ten blog, taškas, kažkoks pavadinimas. Tai reiškia, jeigu mes turim subdomeną, Arūnas labai gerai pasakė, kad kiekvienas subdomenas tai yra naujas domenas. Ir jums reikės jį iš naujo optimizuoti dėl to, kad jis jokios vertės neturi. Tai jeigu jūs norite išnaudoti jau savo to įdarbių, organizacijos įmonės, tai geriau slėpti į vidų. Ir kitas dalykas, tai galbūt dėl šalių naudingas dalykas, dėl dizainų skirtingų, turinio valdymo sistemų, administravimų, kažkur tai galima panaudoti tos dalykus, nes irgi independence, bet jeigu mes norim greičiau gauti vertės, tai geriau viską po vienu stogu varyti. Tai aš tik sutiksiu su abiejų kolegų nuomonė, nes tai, ką Arūnas pasakė, yra universali tiesa. Čia anksčiau rinkdavosi dėl to, kad galvodavo, kad bus efektyviau, kurdavo subdomenus, tai kurdavo šimtus jų, vėliau pasakė Google'as, kad sulygintam dabar yra, to nebedarykit, laikykit subfolderius. Bet Google'as nepritapatina subfolderius. Jisai supranta, kad čia vienas tas pats brendas. Ne visada. Duokit mikrofoną. Tai yra variantų, ar ne, kur ypatingai priklauso nuo to, kiek tas jūsų brandas jau yra žinomas ir panašiai. Ir ta prasme, yra ta pati strategija, jeigu mes kalbėsime apie kokias nors blogo fermas ar panašiai, kur tie subdomenos esantys saitai, jie literaliai bus labai skirtingi saitai ir bus vertinami visiškai skirtingai. Tai Google'as vėl, jisai, kaip sakant, naudoja įrankius ir jisai bando atpažinti, kur yra ta pati organizacija po keliose tose vietose. Lygiai taip pat galime mes kalbėti apie tai, kad brandai dažnai turi lokalizuotus domenus, net nesubdomenus. Kiekvienai šaliai yra ten domenas LT, domenas EE, domenas LV ir panašiai. Ir ta vėlgi, mes per tos pačius greflangus mes galim pasakyti, kad čia yra tas pats kontentas visose skirtingose šalyse, vienas po to domenų, kitų domenų ir panašiai. Ir mes galim duoti tos signalus Google'ui, bet techniškai tai vis tiek yra skirtumas ir iš vertės pusės, kai, tarkim, blogas gyvena po PAF-ų, taip vadinamų, yra žymiai lengviau jo turinį iškelti, išjudinti ir vienas kitam tiek pats pagrindinis produktas, tiek blogas, vienas kitą pastiprina tada geriau, negu kai jie yra subdomenas ir domenas. Turime 10 minučių, turėsim dar gyvai klausimų auditorijai. Papildyk, Ramūnai. Ir pavyzdžiui, aš turiu daugiausiai patirties su elektroninė komercija ir su tais šalimis, galbūt kaip tu dar palėtėjai, kad ten, pavyzdžiui, Lietuvos brandas, užsienio brandas, labai retai būna, kad brando pavadinimas, koks yra Lietuvoje, toks pats bus ir Latvijoje, ir Lenkijoje.
Man, pavyzdžiui, teko dirbti su kontaktiniais lęšiais, Lietuvoje yra geri lęšiai, Latvijoje visas lėcas, o Estijoje HDD kažkas ant tokio, o Lenkijoje buvo super pšižitki kažkas ant tokio, ir tas pas gerai dovanoja, gera dovana, lėliška dovana, super prezentai ir kitoj šalyje buvo bombadaras. Tai reiškia, ką mes bandom daryti, ypatingai, kai mes dirbam mažose rinkose, mes negalim būti Amazonai. Netgi Pigų LT, Lietuvoje vadinasi Pigų LT, Latvijoje 220 LV. Nors toks didelis brandas, kuris galėtų sakyti, davai ir Latvijoje aš būsiu Pigų LT, ne, jie pasirinka lokalizuotus pavadinimus dėl to, kad mes nemėgstam pirkti iš kitų šalių. O jeigu mes tai mėgstam daryti, mes tai darom savo, kaip čia pasakyti, pasirinkimu. Jeigu tarp rezultatų mes Lietuvoje ieškosime, tai nežinau, kedų ir bus ten pavadinimas superskarpetki.pl ir tasme kedai bėgimo, mes pagalvosim, kad čia spamas yra, ne, ir mes nespausime. Bet jeigu bus superkedai.lt arba e-avalynė, kurie yra lenkai arba kiti, mes labiau jais pasikliausim vien dėl to, kad galvosim, kad čia yra lietuviškas verslas, kur atėjo tos metenai puslapiai, ten plemų, belia kaip išversti, pirkaus iš vienos parduotuvės ir tenai pristatymų šalis yra parašyta Lenkija. Ir taip galvoju, čia rimtai, Vilnius, Lenkija, bet jau jie užėmė Lietuvą prieš tai jau. Tai va tas dalykas, kad ir nuo verslo pačios strategijos irgi priklauso tos dalykus. Tai dar tada nepabėg, pridėsiu labai panašų klausimą prie to, ką dabar paplėtojai. Tai migravimo domeno metu, ką daryti su tais visais brand name backlinkais, ką sugeneravai iki tol, ar jie jau prarado vertę ir tiesiog juos užkilinti? Independs. Ne, čia labai sunkus klausimas, nes aš neturiu tenai daug patirties ir patirties taip, kad kiekvieną kas savaitę keičiusi, daryčiau rebrandingus, rebrandingus ir turėčiau galimybę taip eksperimentuoti. Šį kartą darome labai brangų rebrandingą už milijoną, backlinkų nekeičiame, šį kartą keičiame, ne, kad suprasti tą vertę arba verslą, kad yra vienodi. Tai yra labai sunkiai pamatuojamas dalykas. Bet kas yra svarbu, jūs galite persivadinti, ko norite. Arūnas gali tapti Ramūno, ne? Bet jie vis tiek žmona, draugai vadins Arūno. Ne? Taip pat su prekiniais ženklais. Tai reiškia, kol mes dar turime, nors tą rebrandingą, bet žmonės yra įpratę senai vadinti. Tasme, jie yra pripratę jūs vadinti ne Ramūno, Arūno. Aš sorry, pajuokausiu. Ir mums yra svarbu išlaikyti tą tokį, kaip sakant, seną istoriją, ne, nes tai yra apibūdina, kas mes tokie buvome, ne, bet labai svarbu ir pradėti tos naujus backlinkus. Aš kaip prieš tai jau esu minėjęs, ne, kad daryti tas jungtinės kampanijas su PR, ne, su marketingų skyriumi arba su kitais žmonėmis, kad tiesiog mes tapom nauji, dabar čia yra mūsų pavadinimas, nauja strategija, mes tą siūlysime, čia yra nauja svetainė, ateikite pas mus, tai yra žymiai naudingiau. Pridėsit kažkas dar? Tai vėlgi, jeigu Ramūnas dabar pasakys, kad grįžtam prie 301 redirektų, jeigu tie redirektai yra susitapinti ir visa tai yra, tai tie backlinkai turės tą vadinamą redirect jumpą, bet jie vis tiek galų gale nuves į jūsų svetainę. Ir tai yra blogiau negu linkas, kuris yra tiesiogiai, bet geriau negu jokio linko. Tai grįžtam prie to, kad redirektai visą laiką privalo šitoje vietoje būti ir jie turi būti ganėtinai ilgą laiką po to, kai jau padarė. Pusę metų, bent metus jie visi turi būti, nes jeigu tos žiūrint backlinkus, kaip ten, jeigu įmanoma juos nueiti, turit santykį, kaip sukurta su tuo, tai idealu, jeigu mes juos galim perkeisti į naują vietą. Jeigu ne, tai vis tiek ta vertė, jeigu galit ir tas domenas jums ten vis tiek nekainuoja tiek daug pinigų, tai tą redirektą turėti ir praktiškai visą laiką iki gyvenimo galo, nes vis tiek kažkiek vertės jisai jums paduos, tegu ir per redirect jumpą, negu kad jo visai nebūtų. Tai, žodžiu, šitoje vietoje taip yra. Jeigu jau neišeina ir dėl kažkokių teisinių priežasčių, whatever, reikia tą domeną išjungti, tai bent pusę metų, metus tai būtinai, kad apsišildytų, kad Google'as suprastų, būtų praėjęs pro visus tos backlinkus ir suprastų, kad čia jau pasikeitė. Tai būtinai reikia išlaikyti bent tokį laiko tarpą. Jeigu galima, tai pasilikit su visam domenos, nežinau, nebent kažką egzotiško naudojat 10 eurų metams, tai čia tikrai gera investicija.
Supratau. Tai žiūrėkit, daugiau gal jūsų tuomet ir nebekankinsiu, tai sunkiais klausimais dar tada uždarom ratuką su paskutiniu klausimu. Pasidalinkit po vieną didžiausią SEO failą ir ko nedaryti patarimą mūsų auditorijai. Po vieną užteks, tiesiog ratuką perbėkim. Tai aš jau minėjau, kad ta praktika, kad Google'as panaikina svetainę iš paieškos rezultatų, ieškai pagal prekinį ženklą, ir tada gal failas yra, kad aš neinformavau kliento, kad mes stengiamės, persistengiam ir dabar tavęs neras. Ir tas yra kelis kartus taip nutikę man. Visai gera praktika, sakyčiau, visiems reikėtų tą patirti. Tai va čia tas failas, kad tiesiog kartais persistengia. Ir ačiū visiems už gerus klausimus. Iš tikrųjų, panelinė diskusija buvo žiauriai kieta. Pasistengė žmonės, matau, visi išraudę vyrukai. Kaip inžinieriaus mano patarimas yra nedaryti deploymentų penktadieniais. Ir ta prasme, tai galioja tiek SEO dalykam, tiek ne SEO dalykam, visam kam, nes paskui būna labai liūdni savaitgaliai. Tai va, ir dėkui už gerus klausimus, tikrai buvo smagu. Jo, tai čia būtų galima ilgai pasakot, daug tų failų yra ir yra įvairiausių buvę būdų ir aš vieną gal atsimenu labai juokingą, kur tiesiog mes neįsigilinom į situaciją, nepasidarėm normalaus researcho ir nesupratom, ką pardavinėja klientas. Tai buvo techninės prekės, detalės, ten tokių staklių ir taip toliau. Ir tiesiog atėjom su raktažodžių sąrašu, kuris buvo visai iš kitos srities. Tai čia toks juokingesnis, bet iš tikrųjų tai, ką aš sakiau ir savo pranešime, klaidų padarysit jų daug ir kasdien svarbiausia, kaip iš jų išeisit, ką pasimokysit ir galbūt pavyks tada nepakartot. Irgi, aišku, prisidėsiu prie kolegų, labai ačiū, labai įdomu, kiek mes surinkom kiekvienas taškų, sužinosim paskui. Prizai bus afterio metu, tai ačiū labai mūsų dalyviams, paplokim, tada padėkokim. Ačiū Ramūnui. Ačiū visiems. Ir tada dar visai pabaigai norėčiau irgi, kadangi visi šaunus dalykai turi savo pradžią, taip ir turi pabaigą, atėjo metas ir mums uždaryti konferenciją. Tačiau tikrai kviečiu nepabėgti, pasilikit, pabūkit afterį, prie neformalios aplinkos užmeskit vieną kitą kontaktą, pasidalinkit įspūdžiais. Ir taip pat norėčiau ant scenos pakviesti, ar turime Povilą iš Ad Setup here. Prašau, ant scenos tarti žodį norėčiau pakviesti Povilą. Ačiū. Ir netikėta, ir kažkas užsiminė, kad gal kažką pasakyti galėsiu. Tai tiesiog prisidėjom prie šitos konferencijos, tai jaučiuosi privilegijuotas šiek tiek, kad Simonas leido prisidėti, paremti ją, nes mes savo kompanijoje dirbdami su 100 svetainių Lietuvoje, iš tiesų, SEO sritį labai laikome savo artimą. Tose svetainėse publikuojam straipsnius, jas konsultuojam, padedam joms susitvarkyti su SEO. Aš kalbu pagrindinę apie blogus ir naujienų portalus. Tai regioninė žiniasklaida, didžioji Lietuvos žiniasklaida, nišinė žiniasklaida ir panašiai. Per mėnesį iki 300 straipsnių publikuojame. Ir šita tema, kaip matot, mums tikrai yra įdomi ir aktuali. Tai tiesą sakant, aš matau šitos konferencijos tęstinumo galimybę, labai daug dar temų yra nepaliestų, aš manau. Tai tiek Your Money, Your Life, tokia labiau mums aktuali į turinį besispecializuojantiesiems, arba EEAT principai rekomendacijos, galų gale Gemini, arba lietuviškai Gediminas, atnaujinimas tas būsimas Google ar ne. Įdomu, kaip tai paveiks. Profesionalai nesutarė ir labai įdomių straipsnių apie tai yra. Rekomenduoju pasidomėti, pasiskaityti, tikrai įdomu, kaip atrodys paieškos rezultatai ateityje Google, čia gal už poros metų ar panašiai. Tai va, galite šitom temom pasikalbėti irgi su manim arba parašyti į povilas@septupet.com ir ypač dėl to, kad būtų kažkokia nauda mano čia atsistojimo ant scenos šitos. Tai pirmiems 5 į mus besikreipiantiems naujiems klientams publikuosime jūsų backlinkus gerose svetainėse nemokamai.
tai galit kreiptis, pabendrausim, ačiū labai. Ačiū, Povilai. Ir tada dar visai pabaigai norėčiau padėkoti visiems jums šiandien susirinkusiems, prisidėjusiems prie atmosferos kūrimo. Padėka didelė pranešėjams, dalyviams, rėmėjams. Ačiū organizatoriams, kurie aukojo savo brangų laiką, energiją ir prisidėjo prie konferencijos įgyvendinimo. Tikiuosi, tai pirma ir ne paskutinė konferencija ir tikrai kviečiu pasilikti afteryje. Gražaus visiems jums vakaro.